Labas, tai atkeliavo mūsų naujiena. Tai yra įsigijome ravėtuvą, nes nusprendėm, kad 2 hektarų rankytėm nuravėti jau bus iššūkis. Tai žiūrėsim, kaip seksis naudoti jį. Nors man ravėti rankomis labiau patinka, bet faktas, kad tai yra neįmanoma. Tokių plotų suspėti 2, tai įsigijom pagalbininką, žiūrėsim, kaip seksis. Aš ganėtinai skeptiškai jį žiūrėjau, bet Tautvydas deda labai didelius lūkesčius. Dabar, aišku, nuvažiavo prie didžiausios žolės. Gal reikėjo pirmą bandyti, kur mažesnė. Na, žiūrėsim. Labas. Kai kėliau į Facebooką mūsų naujojo agregato ravėtuvo pirmąjį bandymą, tai sulaukiau priekaištų ir pastabų dėl netaisyklingo naudojimo, tai yra nesaugaus naudojimo. Tai šiuo metu vykdom jos suderinimą, kad būtų lengva naudoti ir kad būtų galima naudoti taip, kaip reikia, taisyklingai. Ir bandysim antrą kartą išvažiuoti į laukus ir nuravėti. Kažkas klausia, kaip atrodo po nuravėjimo. Tai jeigu vairuotojas būtų geras, tai yra šiuo atveju aš, tai būtų privažiavęs arčiau ir būtų nuravėta ir kita pusė, bet deja. Gal po kokių 10 vagų išmoksiu važiuoti tiesiai. Bet geriau nei nenuravėta. Čia yra vaizdas prieš, o čia vaizdas po. O dar turim visą tą lauką įveikti. Tai parodysiu, kaip atrodys paskui. Sėkmės mums. Taip, šiandien tai jau baigiam. Atidirbom taip nuoširdžiai. Nuo kokių gal, 10 ryto iki 9 vakaro. Šviečia tiesiai į akis. Kiek vagų nuravėjom, negaliu tiksliai pasakyti. O dėl mūsų ravėtuvo, tai iš tikrųjų nei čia reklama, nei antireklama. Bet yra ir pliusų ir yra ir minusų. Tai tuoj parodys, kaip atrodo laukas nuravėtas. Ir papasakosiu, kokie tie pliusai ir kokie tie minusai. Tai iš tikrųjų išsipurena, atrodytų labai šauniai gerai. Tai pliusas tikrai. Žolės pro taško irgi tikrai labai gerai. Tai yra pliusas. Yra tokių minusų, kaip tarkim aukštą žolę jisai labai sunkiai ima. Tai reiškia apsivelia greitai. Reikia sustoti nuiminėti, nes tie apsivėlę aukštą žolė tada daužo uogakrumius ir nemažai mes jų nusilaužėm taip, bet aišku, čia jau mūsų apsileidimas, kad mes tą aukštą žolę tokią palikom ir neravėjom jos anksčiau, tai, žodžiu, dabar stengsimės taip nebedaryti ir tikimės, kad bus labai gerai. Dar sugedo mūsų mulčeris naujasis, tai ir numulčiuoti neįmanoma. Laukiam, kol pataisys, nes garantinis turėtų bent jau būti. Jeigu nepataisys sekančią savaitę, tai atsivešim iš Varėnos kitą mulčerį savo, ten kur turim, nes reikia mulčiuoti, čia žydi tarpuvagiai, tai labai negerai. Tai ta aukšta žolė, aišku, mes patys kalti, kad mes taip apsileidom iki tokio dydžio žolės. Tai faktas, kad mums cukinijose niekas nesigavo šiandien, nes ten irgi žolė labai aukšta, cukinijų patys daigeliai yra labai jautrus kiekvienam prisilietimui ir jie yra maži, paskendę toj žolėj.
žodžiu, nes ten jau porą suvarėm, kai taip jų nedaug yra ir jie ten visi vos nesuskaičiuoti, tai galvosim kažkokį kitą variantą su cukinijom. Bet šį savaitgalį esam užsibrėžę tikslą pabaigti visą lauką, nuravėti avietės. Tai manome, kad tai ir pavyks įgyvendinti, rytoj pabaigti, nes jau tikrai pusę įveikėm ir jau ten vagos pradeda trumpėti, tai tikrai užbaigsim per rytojų. Tik tai aišku, ten dabar liko vagos tos, kuriuose nebuvo apravėta aplink avietas, nes aš ėjau su kauptuku, ieškojau žolėje pačių daigelių ir juos aplinkui apkapščiau. Tai buvo tikrai didelis pagelbėjimas. Dabar su ravėtuvu. Na, va, įdomu, ta šaknis jau turbūt nebegyva. Nežinau. Ar sodint ar nesodint. Daigelių jokių nesimato. Išsikapsi keletas tokių variantų, nebesodinsiu, tingiu. Kurios nebuvo išdygusios bet gyvos, tai įkasėm vėl atgal. Nu, šiaip gražiai atrodo, ne? Aišku, tokie katakombos tokios, bet aviečių šaknų nepažeidžia, nes neprivažiuojam per arti, nėra ko joms augti į šoną. Mes norim, kad jos augtų į vagą, va taip, ne į plotį. Tai bet kuriuo atveju, ar mes su freze būtume jas nukirtę taip varę, ar tokiu būdu. Tai va, tai man šiandien buvo iššūkis, va čia teko atsodinti, buvo iššūkis pavairuoti, nes kai kur jau tiesiog nuovargis ir su Tautvydu keitėmės. Tai tas vairavimas irgi šioks toks iššūkis man su traktoriumi, tiesiai pavažiuoti. Na, bet kažkaip. Abu kartu draugiškai pasidalinome tuos darbus. Tai va dar vienas iš minusų, kurį įvardino kitas kažkoks tai mūsų sekėjas. Kažkuris mūsų sekėjas, kuris komentavo Facebook'e. Tai kaip trūkumą šio agregato, kad reikalingi 2 žmonės. Taip, tai vienas turi vairuoti traktorių, o kitas sėdėti už padargo vairo. Tai va, tai šiandien važiuojam namo ilsėtis, rytoj darbus pratęsim. Iki. Labas rytas, kad būtų didesnė motyvacija ravėti, einu paskaičiuosiu, kiek vakar vagų sutvarkėm. Nes taip ir nepaskaičiavau. Tai va, atvarėm nuo ryto, kiek stengiamės, kad kuo anksčiau būtų, bet aišku, vis tiek nesigavo taip, kaip norėjom ir planavom. Bet šiandien būtinai turim užbaigti vietas ravėti. Ir gal pavyks kažką padaryti su cukinijom. Nu, bent jau joms saulės rasti spindulėlį. Tai Tautvydėlis kažkur ten jau išvažiuoja. Sakė, lyg tai nuo kitos pusės pradėsim, nu, tai man reikės biškį pasivaikščiot. Nu, bet nieko, tą progą ir paskaičiuosim. 18 ir 19 vagų. Ir va čia jau prasideda tokios labai užžėlėlės. Ir matėsi vakar mes tokią užžėlusią ravėjom, tai lieka va tokie kai kur. Tai reiks dar praeiti ir rankelėmis kažkiek tai. Nu, bet aišku, čia jau taip jau nebus degantis toksai reikalas, nes realiai gali pabūti savaitę ir taip nieko nenutiks, nes realiai. Bet tai čia gal greitai bus praeiti, kai tokie galiukai. Tik tai vis tiek užtruks. Darbus baigiam šį savaitgalį. Kalorijų išnaudota beprotiškai daug. Radau vaikų neiškeptų kepimui skirtų zefyrų, kad pakelt cukraus lygį. Tai spėkit, ar nuravėjom avietės. Aišku, kad ne. Nes ten, kur jau pabaiga, ten nebuvo pravėta aplink avietės. Todėl jas rasti žolėje yra labai sunku. Ir
žolė yra be proto aukšta. Todėl viskas ten veliasi. Tada, kai apsivelia aplink tuos nagus žolė, jinai daužo į vietės, nulaužia tuos stiebelius. Žodžiu, tada ėjom, ravėjom su Tautvydu, kiek spėjom. Tada jau supratom, kad nebevaliojam, nes karšta šiandien labai. Ir labai kanda skaudžiai musytės tokios mažos. Tai šiandien jau važiuosim namo. Tai liko 8 vagos, tos jau trumposios tokios. Tai kaip ir nedaug, bet darbo juose labai daug. Tai šiandien galva plyšta jau, pervargom žiauriai. Dar aišku, kitas galvos skausmas mums yra cukinijos. Tai irgi po darbų reiks važiuot, jeigu nelis lietus, kitą savaitę ir po truputį įveiksime šitos reikalus. Neturim kur dėtis, tik tai, kad tos musytės, aišku, iš visą irgi žemėse. Važiuosim namo, gal į baseiną reikia iššokti. Tai, žodžiu, tiek šį kartą, tiek šį savaitgalį. Iki.